Nu ką, labas rytas. Ankstus 24 dienos rytas ir šiandien yra 27 diena Tailande. Šiuo metu mes vis dar esame Pai miestelėje, Tailando šiaurėje, tačiau tuoj sėsim ant motopirdos ir lėksim atgal į Čiang Majų. Kelionė užtruks apie 3 valandas. Šiandien atsikeliam, pamatėm, kad miestelis yra tokiam biški smogė. Nežinau, kaip gerai matos, bet kalnai jau panašu, kad tokiam sąlyginam smogė. Tai greičiausiai, kad prasideda intensyvesnis šiukšlių deginimo sezonas, tai visai gerai, kad mes lekiam iš čia. Ką, pusiaukelė? Nežinau. Iš pradžių man tai visai daugiau matėsi, kad jaustųsi labai stipriai, tai man nelabai, bet Liepa sako, kad jie jautės. Man, nežinau, mano akis jautras, bet man graužia akis. Man tai nelabai graužia. Tai dar gerai, kad mes tai stikliukais. Nu, be stikliukų, tai manau jaustųsi tikrai. Nu, kartais kvapas užsijaučia stipriau taip. Pakeliui atgal su savim vėl užkasti į savo šitą fainą vietelę. Ir šitą šeimininkę taip kukina, kvepuot net sunku. Kažkokias pipirinės dujos atrodo visą molį. Nu. Awesome Pattaya noodles. O, Jezu. Nuostabiai skanu čia, nuostabiai skanu. Būtinai reikia atvažiuoti, jeigu važiuojat pro šalį. Ir nuostabiai pigu, ir nuostabiai skanu. Po 5 pinigų vienas patiekalas. Tai ką, sveiki vėl. Vis dar kovo 24. Ir dabar mes varom vakarienės. Nusprendėm varyti į pizzeriją, nes labai pasilgom picų. Namų turą aprodysiu vėliau. Tai lėkiam. Mūsiškė pirda visą iš rato gali atskirti. Yes, baby, yes. Šiandien pašnekėjau apie pizzą ir taip užsinorėjom pizzos. Ir kaip tikros atrodo čia. Tikras? Sakai? Kas viskas? Nežinau, kaip Tailande gali tikra pizza būti, bet atrodo kaip tikros. Skanu? Skanu. Tikra? Kaip kietai, visa infrastruktūra restoranų yra padaryta tiesiog ant vieno pikapo, kur ir tikras normalus pečius yra pačioj bagažiniai pikapo ir absoliučiai viskas. Čekiai, visi ingredientai, viskas yra pikapė. Reikia tik noro ir pastangų. Ką? Pavalgėm Tailande tikros itališkos pizzos, kuri buvo labai skaniai iš tikrųjų. Užėjom į 7-Eleven ir šiandien uždarom vakarą. Susitiksime rytoj. Kovo 25 diena, 28 diena Tailande. Šiandien yra trečiadienis, ne? Gal antradienis. Jau vakar matėm, kad visai prasidėjo greičiausiai tas deginimo sezonas ir jau šiandien pažiūrėjus pro langą vaizdelis visai kitas. Ir kalnų žymiai sunkiau matosi kalnai, visur matosi rūkas. Šiaip gatvėje einant tai nesimato rūko, nu gal biški, bet čia jau gal, nežinau, jau galvoj pasidaro. Bet nežinau, man čia ant gerklės ant akių nelabai jaučiasi. Žinau, gal ilgiau, nes šiaip jau rekomenduoju ir su kauke vaikščiot, nes yra tas 180 AQI, tai Air Quality Indexas. Yra 180, kas pavyzdžiui Vilniui šiuo metu yra apie 70. Tai čia yra daugiau negu dvigubai blogesnis. Čia dabar skaitosi unhealthy, 200 plus AQI yra very unhealthy, o 300 plus jau yra hazardous. Tai nežinau, kol kas nėra, kad labai stipriai jaustus, bet gal čia toksai, būtent dabar tokie rodikliai, kur ilgą laiką kvepuojant galbūt pradėtų jaustis. Nu jo, žodžiu, žiūrėsim. Labas rytas. Šiandien yra kovo 26 diena. Šiuo metu yra 6 ryto. Šiuo metu mes esame Čiang Mai, paskutinė diena Čiang Mai ir vakar nusprendėm, kad norim nuvaryti Elephant Sanctuary, kas lietuviškai išvertus yra dramblių prieglauda. Dramblių prieglauda ar kažkas
panašaus. Prieglauda todėl, nes teoriškai ten su drambliais elgiamasi etiškai, bet kaip iš tikrųjų yra, sunku pasakyti, prisiskaitėm nemažai visokių reviewsų ir panašu, kad ta vieta, į kurią mes varom, yra etiška. Ir tada 1,5 valandos turėsim važiuoti iki jų vietos, nes jie gyvena džiunglėse tokiose labiau. Ir ten jau keletą valandų bus veiklos su tais drambliukais. Pavažiavom 10 minučių, jau jisai stoja, sako, 10 minučių pertrauka, bereikalingas stopas. Kokie įdomus drambliai Tailande kokie. Man duoda specialius rūbus, kuriuos atpažįsta drambliai. Kaip atrodo? Bet smogas čia tai bele koks. Kokie 5 metrų į priekį matos, o po to jau tiesiog pilka. Bet ir jaučias toks. When you make friend elephant, make sure you fit all that. Šitas tai, man atrodo, viena akim aklas yra, nes balta akis viena. Aha, atrodo. Čia yra Azijos drambliai, tai jie gali svert nuo 2 iki 4 tonų ir yra dvigubai mažesni ir lengvesni negu Afrikos drambliai. Azijos dramblių yra didelės galvos, mažos ausis ir šiaip jie mažesni. O Afrikos drambliai turi didžiulės ausis, yra šiaip žymiai didesni. Nu, labai gražus gyvūnai šiaip. After we smash the ingredient, mix every ingredient, and then we get a meatball, okay? We make like tennis ball. After that, we go and feed the elephants. Okay? Thai massage. Thai massage. We know that too well. Oh, the elephant's ready. Tai kiekvieną dieną jie daro tokius vaistus, jie sako vaistus tiem drambliam, bet realiai iš esmės yra laisvinamieji. Tai jie stengiasi, kad drambliai kakotų daug, nes užtenka tik keletos dienų, jeigu dramblys nekakoja ir jis tiesiog miršta. Todėl jie daro tokius bumbuliukus, kurie padeda jiem tuštintis. Toks kamuliukas kvepia bananai šiaip. Nes ten yra probiotikai, daug druskos, bananų daug, specifinė žolė tokia, kuri padeda laisvina vidurius. Po keletą tokių kamuoliukų kiekvieną dieną. Ir jie pratriedžia tada labai stipriai. Susirbė, nusirbė. Nežinau, atrodo lyg ir čia rašo, kad čia etiškas šita vieta, šitas sanctuary. Jauti, kiek daug dūmų, net akis griaužia, pažiūrėk. Šiaip iš tikrųjų, dabar tas dūmai tie žiauriai suintensyvėja. Nes va ten dar filmavau, dar matęs, dabar jau iš vis nieko nesimato ir šiaip iš tikrųjų ir akis jau graužia. Tas prausimasis ir maudymasis tai toks nelabai fainas tikrai. Net neatrodo, kad jie labai norėtų ir maudytis ir praustis, tiesiog išmokti nueina į vieną prūdą, nueina į kitą prūdą. Nežinau, nevaryčiau antrą kartą, jeigu galėčiau. Aš irgi ne, nesąmonė iš tikrųjų.
Kiek daug azijiečių tiesiog fotkinosi prie balandžių, kaip keista, aš nesuprantu. Neturi balandžių pas save? Tikriausiai suvalgė visus. Tai vis dar kovo 26 diena, jau vakaras. Yra Mokad Hostel Cafe and Roof. Kaip? Mokad Hostel Bar and Rooftop. Užlipti buvo, jau nenufilmavau, bet vienas minusiukas, reikėjo užlipti laiptais į kokį 6 aukštą. 5 gal. Bet pliusas didelis tas, kad gėrimai sąlyginai pigus. Alaus bokalas 85 batai ir tai yra apie 2,50. Kokteilis 105 batų, tai yra apie 4,30 €. Tai vaizdas toks. Ten, kur matas siluetas toli, yra tas kalnas, kurį aš jums daug kartų jau rodžiau. Bet jo praktiškai nesimato. Smogas yra didžiulis. Užvakar prasidėjo normaliai jau šitas burning seasonas ir čia yra visur smogas. Tai atmosferai duodu šiaip 9, nes yra žiauriai fainos vietos, kur atsisėst. Va, gali čia ant pagalvėlio atsisėst. Gali ten va, kaip ant sofos tokios sukrist. Ten va pačioje ant tokių minkštų gali sėdėti irgi labai patogiai. Tai nežinau, aš duodu 9, man čia patinka. Nu ką, Liepa išvažiavo, tai ką, varom į barą? Varom. O kur mes varom? Na ką, sveiki, kovo 27 diena, 30 diena Tailande. Šiandien Atsisveikinam su Tailandu. Pagaliau. Šiandien už kelių valandų turime skrydį į Vietnamą, Hanojų. Tai susitinkam oro uoste, ką? Arba jau Hanojui? Šiaip iš tikrųjų oro sąlygos dabar jau tikrai blogas, nes šiandien ryte net gavau notificationą. Labai užterštas oras, stenkitės neiti lauką, panašiai. Yra apie 200 AQI, kas yra jau skaitoma beveik very unhealthy. Ir 5 metrų į priekį matos visur smogas. Nežinau, per kamerą gal ir nesimato taip gerai. Bet kvepuojant tiesiog kutena į gerklę. Nežinau, ar matos, bet rašo 220 AQI dabar jau. Kas yra very unhealthy. Tuo tarpu Vilniui dabar yra 27 AQI. Net nesinori laukia būti visiškai. Nu ką? Sveiki! Tai ką, sveiki atvykę į Vietnamą. Va, koks vaizdelis Vietname. Ganėtinai panašus į Čiangmajų, klausykite, ne? Tai taip ir yra, nes mes vis dar Čiangmajų esam. Nes mesgi esam protinguoliai, diduoliai protinguoliai. Atvažiavome į oro uostą, jau aš ten visas laimingas, duodam jau dokumentus savo. Sako, jūs vizas turit? O mes nežinom, kad vizų reikia į Vietnamą. Nes visiems europiečiam beveik nereikia, o Lietuvai reikia. Žodžiu, dalykas tas, kad mes šiandien naktį dar pasiėmėm Čiangmajui naktį. Sėdėjom 5 valandas kaviniai, galvojom, ką čia daryti, bet su Vietnamo viza, tai mes ją užpildėm, bet neaišku, kada mes ją gausim, neaišku, ar jinai pasiaprūvins normaliai. Greičiausiai, kad ateinančiom dienom grįšim į Bankoką. Ir svarstom dar įvairius kitus variantus, kur vietoj Vietnamo, jeigu netyčia negausim vizos. Jeigu gausim vizą, tai gal kitos savaitės pabaigoje pavyks nusipirkti dar vieną bilietą į Vietnamą ir skristi į Vietnamą. Tai minuso yra, bet svarbiausia palaikyti gerą nuotaiką, nes sukrisim visiškai antrai. Tai jo, tai svarstam dar į Malaiziją galbūt varyti, į Kuala Lumpūrą. Bet, nežinau, pažiūrėsim, dar pasvarstysim. Galvom į Taipėjų važiuoti, nes aš labai norėčiau į Taipėjų. Bet pasižiūrėjom, kad Taipėjui savaitę hostelį realiai dormuose nakvot. Viena diena, viena nakvynė kainuoja apie 100 €. Kas normaliau, jeigu norėtum dar gyventi, tai kainuotų 100 € plus nakčiai. Tai nežinau, bandysim suktis iš situacijos, galvot, kas čia pavyksta. O kol kas, tuo tarpu, galima pasimėgauti nuostabiu vaizdu pro mūsų langus, kur leisis saulė. Belia kaip gerai atrodo iš tikrųjų pro langą, va toks va. Čia savo atsisėdi va taip va ir žiūri va tokį vaizdelį. Gal visai ir neblogai, ką? Gal ir niekam neįdomus tas Vietnamas. Taip meluoju. Kaip gerai atrodo. Pažiūrėk, kaip gerai atrodo. Nu, aš neneigiu, bet. Nu, max gerai. Kaip? O čia dar lėktuvai kaip kyla čia.
Tai ten turėjom mes pakilti. Nu, mes turėjom skristi ten, bet bent jau pažiūrėt galim dabar. Kaip gerai atrodo. Nu ką, labas rytas. 28 kovo, 31 diena Tailande šiandien. Nu ką, mes esame Čiang Mai, vis dar šitam gaidiškam Čiang Mai. Ir oro sąlygos dabar šis yra šūdinos maksimaliai. Nes atsimena, ten kalnas būdavo. Tai dabar net kalno nebėra. Visiškai viskas yra tirštam smogė. Ir skonis, ir kvapas, irgi burnoj, irgi yra smogo. Geras dalykas tas, kad vakar vakare sėdėjom ir nusprendėm, kad turim atkentėti savo klaidas. Tai 11 val. Šiandien, tai yra už 2 valandų, sėsim į autobusą ir važiuosim 10 valandų į Bankoką. Nes ten ir oras normalus, ir veiklų daugiau. Šansas, kad gausim iš tikrųjų tą Vietnamo vizą per tas 3 ateinančias 4 dienas, tai yra lygus kokiem 5% greičiausiai. Tai kažkaip reikia net neužsiciklint, kad su tuo Vietnamu, kad greičiausiai jau į tą Vietnamą nebepavyks nuvažiuoti šioj kelioniai. Bet iš tikrųjų nėra tai labai blogai, nes aš, pavyzdžiui, esu Tailande pirmą kartą. Tai reiškia, kad aš dar daug dalykų čia nesu pamatęs. Tai pagalvoju, kad visai fainai būtų pasidaryti tokį didelį road tripą, kadangi man bus atostogas. Ir galima bus beveik 2 savaitės keliauti, road tripinti nuo Bankoko, važiuoti iki pat pietų, kas yra apie 1500 kilometrų vos ne. Tai jo. Aš manau, kad toks road tripas būtų to tiek pat fainas, kiek ir ta pati kelionė į Vietnamą. Tai nenuleidžiam nosies. Renkamės daiktus ir lekam į autobusą. Nu ką, išsičekinom, išėjom, bet realiai visur kaip gaisras, atrodo lauke, kad šalia namas dega tiesiog. Visur toks gaisro kvapas, skonis, vaizdas irgi realiai visur matosi, kad smogas yra. Papuodamas šitų orų, tu surūkai ten 3-4 cigaretės per dieną. Jo, dabar net dar daugiau, manau. Ačiū Dievui, kad mes išvažiavom už valandos. Jeigu tik jau supildėm vizą į Bankoką, įleis, bet net ir šūdais dar smirda ant viršus. Nu tai gerai. Varom į tautą. ตอนนี้เลยไหมคะ11 โมงถอยเลยไหมคะ Bangkok. Bangkok. Okay. Wait now, wait. Okay. Radom savo autobusą. Mamos autobusas. Mes čia vieninteliai. Nu, su vietiniais laiksim. Na, reikėjo nusibaus, kad jau tiek pramazdam tą vizą, tai svarbu išvažiuoti šito smogo. Jau atsibodo. Lauknešėlis va mūsų. Nu va, aš gavau su va tokiu va, važiuosim iš viso. Bet ne, mes čia su normaliu didžiuliu busu. Aišku, be patogumų ten didžiausių kažkokių, tiesiog sėdimos vietos ir viskas, bet... Supratau, kuris sakė, ar čia. Eik tu čia. Duoda vaibą, kaip mokykloj būdavo, į ekskursiją važiuoji. Tokia jau tai. Nu ką, tai šitą kelionę truks apie 12 valandų, apie 700-800 kilometrų. Atstumas kainavo 18 eurų. Gauni po vandens dar ir dar gauni po va tokį va. O reikia pakaštavoti maistelę, paragauti. Panašu į konditeriją. Koks minkštas. Kažkiek. Sponžas. Bet kokio minkštumo. Toks fluffy. Apelsino žievelė skonio tokia. Kažką raudono matau vidui. Bandelė su krabo lazdelė. Šiaip žiauriai gera bandelė. Po 3,5 valandų ištiko kažkokia problemytė. Vairuotojai išlipo. Neaišku, kas čia yra. Bet kažkas yra. Nežinau, panašu gal susakoma kažkas.
sankaba. Panašu, kad bėgis neįsimeta į joks visai. Bet tai... Nežinau. Atveš naują autoką. Nu čia Kokią valandą jūs laukite? čia geriausiu atveju. Jeigu veši iš to pačio Čiangmajaus, tai 3. Aiškinu problemą dabar. Nu ką, tai strigimas visiškas yra. Panašu, kad atvažiuos dar vienas autobusas iš Čiangmajaus, aš taip spėju, nes jau laukiam apie valandą. Ir jo, tai strigę vidury laukų. Va čia tai vlogas, klausyk, va čia tai vlogas. Kaip tu jauties? Nu, perdeda, Liepa, perdeda. Nieko čia baisaus. Ne, nu taip, nu tai tik 3 valandos praėjo, bet žinom, kad kol dar atvarys autas ir tada dar 7 valandas važiuoti. Tai aš tai nežinau, kaip tu hemorojaus negausi. Bet tik tai godžiuosi tuo, kad labai skanu bus valgyti po to, žiauriai skanu. Aš kažkaip, žinok, abejoju, kad stos. Čia yra nuotykiai, Liepa. Į Vietnamą, mes turėjom būt dabar va, Vietname, su motociklu. Nu, gal Vietname dar blogiau būtų buvo. Nu ką, praėjo kiek daugiau negu 2 valandas laukimo. Vis dar laukiam. Bet jau dedulis paruošė visus lagaminus, viską. Ir laukia atvažiuojančio kito buso. Tai ką, praėjo 3 valandas jau. 3 valandos laukimo! Oh my god, negaliu šiaip jau man negera. Ir dar žino, kad 7 laukia. Nu, bus ragas. Bus ragas. Jau saulė leidžias. O dar 7 valandas kelionė. Kaput. Nu nieko, bent jau sakė, kad už 15 minučių turėtų kitas atvažiuoti jau autobusas. Tai jo, tai nuvažiavom nuo Čiangmajaus kokius 200-300 kilo. Sugedom. Ir tada laukiam, kol naujas autobusas iš Čiangmajaus vėl atvažiuos iki čia. Fucking crazy. Dažnai valgom tą tokią rudo sultinę sriubą. Tai jinai yra gaminama su šviežiu krauju. Prieš pat patiekiant įpila šviežio kraujo į tą sriubą, dėl to jinai tokia ruda ir tiršta. Biški šlykšta, bet šiaip jinai labai skani. Tai va, iš 12 valandų kelionę pavirs į 17 valandų kelionę. Ne, iš 12 valandų į 15 arba 16 valandų kelionę. Autobusas. Ne, tai ne mūsų autobusas. Oh my god. Aš nebegaliu, mane jau... Atsibaudo man. Nu, tai pasakėm, va, tai pakentėsim, kad jau pramažom tą vizą, nesugebėjom sužiūrėti, tai reikia penaltį tokį. Nežinau, čia per stiprus tas penaltis, man jau per stiprus. Laimė mum nusišypsojo. Po 3,5 valandas. Nu, vietų, upgrade'as koks. Mes čia kaip karaliai tose vietose sėdėm. Visi ten praščiokai gale sėdė. O mes va čia atsigult, mano darbo vieta visa čia net yra. Va. Vaizdas koks. Nu, tiesa, iš smogo dar vis neišvažiavom. Na, šiaip ir patogu, ganėtinai gerai, tikrai. Šokoladinis pienas. Heinas. Tipo geresnis.
17 valandų, 18 eurų bilieto kelionėje ir nemokamas maistas. Nuostabu. Bet maistą jaučiu daugiau reiks, nes labai mažai. Reikia greit pavalgyti ir toliau važiuosim jau. Mes kadangi esam 2 turistai šitam autobuse, tai mes sustojom į labai vietinę vietą pavalgyti. Belekai man dega burna. Ir visas maistas yra bele kaip aštrus. Bet skanu. Bet Tai aštrus. noriu pasakyti, į mūsų dėlę dar ėjo maitinimas nemokamas. Antrą porciją valgom. Antra porcija papildoma, viena porcija €20. Šiaip aštru viskas. Kokie čia gengai autobusai, blema, man taip nosis bėga, taip aštru buvo, aš bijau, kad man vidurių nepaleistų po to. Toli gražu. Bet va čia kokie autobusai. Kai atrodo kiti autobusai, kodėl mūsų taip neatrodo? Kaip atrodom Dužė, taip ir esam Dužė. Iš 12,5 valandų kelionės pavirto į 16,5 valandų kelionę. Ir dabar yra 2:30 nakties ir mes dabar tik tai atvarėm ir dabar išsikvietėm taksą į savo Airbnb. Išvarėm 11 ryto. Ir sustojo tik vieną kartą. Crazy. Labas rytas. Kovo 29 diena, 32 diena Tailande. Po sunkios 17 valandų kelionės šiandien vėl grįžom į Bankoką. Ir žiūrėsim, kaip einas diena. Tokia panorama, kaip gražiai čia tas treinas važiuoja geras. Nu, pačiam skelbime biški geriau čia parodė viską, bet parodysiu ir kambarį po to. Ganėtinai prastas kambarys, bet nieko. Nieko įspūdingai blogo, bet nieko įspūdingai ir gero. Tik 3 dienelės šiandien. Į tokį food marketą, kuris yra prie tokių labai fainų traukinio bėgių. Tai žiūrėsim, gal ten bus visai syn. Panašu, kad šį kartą tikrai gyvename labai vietiniam rajone, nes dažnai sprendžiu irgi pagal tiesiog sulčių kainas, kur yra. Tai čia viena pakuotė sulčių yra 20 pinigų ir apie 5 centai, kas yra tikrai labai mažai. Nes dažnai būna ir kem, ir pem, o čia 20. Kas Bankoke visai įspūdinga, kad va eini, visur tokios lūšnos ir tada va tokius va kažką. Tiesiog einam pro šalį ir žiūriu tokie aparatai va stovi. Galvoju, čia ganėtinai dažnai būna, kad vandenį tai parduoda tokiuose aparatuose, o čia žiūriu parašyta fish feeding. Tada galvoju, tai ką čia galima feedint? Ateini ir tiesiog visa upė tiesiog pilna. Tiesiog jie lenda į viršų visur ir čia šamai, man atrodo, tokie žiauriai dideli. Bele kokio dydžio žuvis. Davai, pabandysiu nusipirkti mes. Tai irgi iš esmės nėra pramoga pas juos čia yra daugiau, man atrodo, religinis dalykas irgi. Nu, pabandom. Blema, biškai netyčia prapyliau, nes nežinau, kaip veikia. Bet kokį bliūdą už 10 bakų, už 2 centų. Tiesiog tokio dydžio bliūdą, realiai pilna. Čia yra religinis dalykas, nes prie šventyklų stovi ir čia gal jie tipo... Nu, žodžiu, bandom. Kokio dydžio tos žuvis, aš negaliu patikėti. Tiesiog visur taškos, bet... Iš pirmo žvilgsnio, kai pamačiau, tai pagalvojau, kad jos negyvos, bet jų tiesiog, jų tiek daug, kad jos viena ant kitos ten va. Paukščiukas parduoda. Ir vėžliukas mažas.
Įdomu, kam jos čia perka, ar jos čia valgo, tipo? Na, įdomiai. Tai kaip įdomiai, tai jas parduoda prie va šitų šventyklų būtent tam, kad tu jas paleistum. Ir tas žuvis, kad paleistum, ir paukščius, kad paleistum. Ir va net parašyta ant stendo kiekvienas gyvūnas, kuris ką tau atneša dėl to. Rašo, eels, finances and career will prosper, catfish, the rival defeated in defense of danger. Žodžiu, visokie skirtingi gyvūnai tau vis atneša kitokią sėkmę. Va, įdomi link to savo Railway Marketo. Netyčia priėjom prie tos pagrindinės auksinės būdos, kuri yra milžiniško dydžio. Kokio dydžio. Šiaip labai didelė ir tikrai įspūdinga atrodo. Nu štai, balta irgi neblogai atrodo, toksai labiau man neša net į Pietų Amerikos vaibą. Irgi įdomus toks principas, kad pavyzdžiui gemblinimas pas juos, tipo gemblinimas, nežinau ar čia skaitas gemblinimas, bet loterijos bilietus parduoda net visiškai prie šventyklų. Tai kad nesikerta visiškai religija su loterijos žaidimais irgi. Šiaip atrodo, jau keletą apsistojimų buvo Bankoke ir atrodo, kad visai nemažai jau matėm, bet kai pagalvoju, kokio dydžio tas visas Bankokas yra, tai žiauriai daug yra, ko dar nesam matę. Ir vienas iš pavyzdžių dabar yra, kad šitome rajone visiškai kitas vaibas yra to Bankoko. Bet kaip gerai atrodo ta milžiniška. Biškį net jaučiuos kaip kokiam amusement parke tiesiog, nes ant tiek daug yra visokių dekoracijų. Didelio mastelio. Tiesiog tikrai atrodo kaip atrakcionų parkas kažkoks teminis. Ja, čia traukinė. Tiesiog parodžiau, ką vyriškis valgo. Sakau, aš va tokią va noriu. Ir atvažiuoja traukinys. Po kelių minučių atėjo mano sriubytė. Jam aš žiauriai gerai atrodo. Česnako daug labai. Bet gera. Gera, skani. Tokia lengva sąlyginai. Tas clear brofas toks ir buvo ganėtinai clear, tai gal visai gerai neapkrovė taip labai. Bet skaniai užvalgiau. Skani mėsa buvo, skanus makaronai. Liuks. Va čia linkėjimai Martynui Urlikui ir Apriliai. Kokie čia katinukų turi. Net man žinokit šitie patinka. Šitas vastarulis koks geras. Eini gatviu ir toks va. Ir gaidys vaikšt. Vidury miesto va taip va. Nu ką, atvažiavom su metro. Nu ką, reikia išsimt pigynų, nes vėl nebėra. Nu ką, pinigai nuimti, o dabar einam juos taškyti. Mes vėl čia. Ką, žinai, man čia Naujoji Zelandija kažkokia atrodo. Čia New Zealand tokia. Gal tokios kokios? Tai jaučias, kad ta kuprinė nėra originali, bet, ganėtinai decent kokybė tikrai. Tai 2,8 €. Žodžiu, nefilmavau viską, nes čia nėra labai įdomu. Tiesiog pripirkom lauktuvių visokių, prisipirkom savo visokių nesąmonių, po to gal parodysiu. Beždžionė kupriniai tiesiog, beždžionė. Grįžom, apsiprausėm, apsišvarinom ir dabar einam, nešam purvinų rūbų krūvą, kurias, antrą kartą skalbėm šitą kelionę į rūbus. Šiaip daugiau skalbėm, bet tiesiog rankom skalbdavom anksčiau. Valgysim ir eisim miegoti tokie katinų. Žydus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Katinynas.
su balandžio 1, 7:30 ryto, priešais namus. Nu ką, labas rytas, su balandžio 1. Nu ir čia žinokit visai ne anekdotas. Blogiausia yra tai, kad ten, kur jie eina, aš buvau pastatęs savo pirdą. Ir tos pirdos nebėra dėl. Geras dalykas tas, kad tiesiog žmogus kažkoks geras pervežė į ją čia. Šalia. Nes aš atsikeliu, pasižiūriu pro balkoną ir per balkoną matosi mano pirda. Ir aš atsikeliu 7:30 ir žiūriu ir nėra moco. Kažkoks karnavalas 7:30 ryto per gatvę. Aš nesuprantu, kas čia vyksta. Karvės tiesiog stovi pakinkytos. Niekad nesu matęs, kad karvės temptų vežimą. Nu va, čia tai šokirantas. Oh, Lord. Tai ką, labas. Vis dar balandžio 1 ir šiandien prasideda mūsų didesnė kelionė į pietų Tailandą. Jau važiuojam apie 1,5 valandos, nuvažiuojam apie 100 km. Važiuojam su tokiu nauju metaliniu žirgu. Dabar nemažai, bet visą laiką realiai važiavam greitkeliu, tai labai nefaina, tai pridėjau stopų palei jūrą važiuoti visur. Tai prisidėjo apie 5 minučių pusvalandis, bet bent jau daug vaizdas fainesnis bus. Šiandien dar ryte gavom iš tikrųjų vizas į Vietnamą, bet skrydžio bilietai tiesiog yra po 200 eurų į vieną pusę vienam žmogui. Nu tai nelabai logiška yra jau tiek pinigų leisti ant viršaus dar, plus išsinuomavom kaip tik pirdą 2 savaitėm, kas dar yra apie 100 eurų, tai nusprendėm, kad geriau jau laikysime savo plano B, o Vietnamas niekur nepabėgs. Dar spėsi. Man taip juokingai ant veido, net visur matos purvas nuo visų fūrų, visko. Tai va, dėl to ir varysim palei jūrą labiau. Pravažiavom nemažai visokių drusko, kur druskas sausina vandenį ir druską išgauna. Kietai labai atrodė ir šopų labai daug buvo, tai tikriausiai matėt jau. Nu ką, toliau į kelionę. Nu, pirmas atvažiavimas iki jūros, ką? Iki vandenynas čia? Ne. Va, dar bolido nerodžiau. Dar didesnis, dar geresnis. Valandas maždaug važiavom. Nu, pasirinkau ilgesnį maršrutą, bet žymiai gražiau važiuoju ir ne su fūrom ten. O čia va, koks vaizdelis atsiveria, neblogas. Aišku, per šitą kamerą labai atrodo toli, bet daug didesni tie kalnai čia atrodo realybėje iš tikrųjų.
Čia va žvejų laivelių daug. Gražu, tikrai, va čia dabar važiuosime į tą pusę, va ten va. Palei šitą byčą gražiai labai. Belegai pavargau, žiauriai, kaklas skaudama. Čia gal dėl to, kad rankas ištiesis į priekį. Įsikūrė maždaug, einam užkasim dar. Va toks kambariukas, paprastas, labai 25 eurai. 25 eurai, tvarkingas, šiaip labai nice toks. Va. Faina, erdvė tokia, va čia pavėsinė faina. Čia va mūsų namukas toks. Čia va gali pačilint, pasėdėti, ten kažkokia meditacijos net būdelė atrodo. Ten karvytės sėdi. Toksai Paradise kaimo vaibas toksai. Va, ne pirmą kartą matau, kad jie vaisius taip saugo, uždeda maišelius ant vaisių pačių ir jie ten noksta. Ramu, tylu. Nes mes ten paskutinės kelias dienas, kur aš daug dirbau, tai šiaip labai gerais vertinimais ten buvo lėtas Airbnb, bet iš tikrųjų toks gaidys ten buvo nes ten nuo pat ryto, 6 ryto kokių gatvėj ūžė, zuja langai, tai tokios izoliacijos garso, kad atrodo, kad atidarytais langais pastoviai. Visur va tokios čia gėlės, tiesiog. Labai gausiai žydi. Kaip net ant tiek gražios, kad net netikros atrodo visur, va. Labai gražu. Samrojoto vadinasi miestelis. Įmesiu tiksliai Mapsą. Šiandien važiavom apie 5 valandas. Važiavom apie 208 km maždaug nuo Bankoko. Beli kaip kaklas skauda, bet nežinau, pažiūrėsim, planuojam rytoj vėl jau važiuoti, vėl apie 4-5 valandas, bet pažiūrėsim, dar pagalvosim, galbūt dar liksim čia vieną naktį. Ja, per visą šitą kaustą, kur važiavom 10 km, tiesiog 20 žmonių gal buvo visą. Čia daugiausiai žmonių yra. O nosis įdegus matomai, akiniai įdegė, šalmas. Ja, ant kojų irgi matos. Nežinau kaip jūs, bet mes tikrai grįžom į rojų. Bliamo, kur vietės to gerai atrodo. Kaip gerai viskas atrodo. Samosa čia yra. Samosa. Koks sunkus tas. Tiesiog tešla tokia, čia burėkinė tešla ir viduj bulvės ir kažkokie žirnelių tyrė dar, žirneliai. Šiaip skanu, labai gerai pasizininta. Skanu, nuostabiai. Papietavom, dar tokį nuotykį turėjau. Tik išsinuomavau šitą naują pirdą ir ant pirmą posūkio nusukau į mokamus kelius, kur važiuot gali tik tai mašinos, o ne pirdas. Iš karto pamatė vietinė stotelė policijos, pamojavo man, atvažiavau ir aišku, jie man jau rodo ten visokios fainus, ten tūkstančiais. Ir čia viskas buvo dėl to, nes Google Maps'uose nebuvau įsijungęs, kur yra Avoid the Tolls and Motorways. Ja, būtent dėl to išvažiavau ten. Tai jis man ten rodo, ten 3-4 tūkstančius baudą, sako, čia sako, va, turėsi važiuoti į policiją, susimokėti. Prasileidau šiam euriukų minuso, bet tipo, mažiau negu bauda pasigūglinau po to. Realiai panašiai ir bauda būtų kainavus. Nu tai žodžiu, tiesiog, kai esi turistas, turi daug atidžiau važinėti. Nu, bet nieko tokio. Už tą žymiai pigiau baiką radau išsinuomot. Tas ant to gavus. Svarbiausia, va, kur mane atvežė tas baikas. Labai fainuolio savininkė yra. Žiūri mano veidą, sako, buisiai nudegęs veidas, sako. Į aloe vera. Radai aloe vera, sako. Sako, tai nusipjauk lapą, sako, užsitep biškį ant veido, sako, padės. Geriausia, ką turiu, tai liepos žirklės nagų. Bandom.
Minkštas. Nu, pabandom. Na, kažkaip sakė, taip, tiesiog nusilupa visiškai, man visą odą. Kai gerai. Nu, puikiai viskas, atsišviežinau.